Na, išspręskime šią logaritminę nelygybę. Nepamirškime, kad kai yra logaritminė nelygybė, pradėkime nuo apibrėžimo srities. Apibrėžimo sritis. Tai, kas yra po logaritmų, štai šitas reiškinukas ir šitas, privalo būti teigiami. Tai čia 245 ir taip teigiamas skaičius. Reiškia, teigiamas turi būti reiškinys minus 5x. Turi būti griežtai daugiau už 0, padaliname abi pusės iš minus 5 ir x mūsų turi būti mažesnis už 0. Štai tokia apibrėžimo sritis, jos negalime pamiršti, jau iškart žinau, kad šitas atsakymas man netiks, nes x privalo būti mažesnis už 0. Jau šito galėsiu ir nenagrinėti. Dabar žiūriu toliau. Antilogaritmuojame, nuimėme logaritmus. Logaritmo pagrindas yra didesnis už vienetą, 11, todėl antilogaritmuojant mums nelygybės ženklas nesikeis. Minus 5x bus mažiau už 245. Ir dabar mums reikia padalinti iš minus 5. Tai bus x, dalinant iš neigiamo skaičiaus keičiasi nelygybės ženklas, na ir 245 reikia padalinti iš 5, gausiu neigiamą skaičių, kažkokį toj pažiūriu, 4 kart 5, 20 ir 45. 45 iš 5 yra 9, reiškia aš gaunu minus 49. Taigi, mano x-iukas privalo būti didesnis už minus 49, bet mažesnis už 0. Štai apibrėžimo sritis mažesnė už 0 ir didesnis už minus 49. Žiūrim, kur čia mūsų atsakymas, pat štai čia jisai. Uždavinys išspręstas.